Hoptrans yra stiprus prekinis ženklas Europoje, dirbantis su turbūt bene visais didžiausiais ir stipriausiais prekiniais ženklais visose ES valstybėse. Skaičiuojam daugiau negu 1500 vilkikų, 1700 priekabų ir dar visko kito aplink labai daug. Visuomet stengiamės būti truputėlis daugiau negu mes esame ir tą skatiname savo darbuotojus, kad jie truputėlį daugiau padarytų, truputėlį daugiau norėtų, truputėlį plačiau matytų. Ir į tai labai daug investuojame. Suprantame, kad ne tik noras, bet ir investicijos, mokymai labai svarbu. Norim, kad kiekvienas žmogus pas mus įmonėje jaustųsi esantis savo vietoje, o žinotų truputį daugiau, negu jam reikia šiandien dienai. Todėl, būdami dalis Kauno rajono, būdami bendruomenės dalimi, dalyvaudami įvairiose projektuose ir iniciatyvose, taip pat skatinam ir savo darbuotojus įsitraukti ir būti Hoptrans. Įmonė buvo įkurta 1994 metais. Tuo metu keletos vilkikų kompanija orientavosi į pervežimą žeme, kelių transportu, bet jau galvojame, kad jau ir tuomet tos įmonės DNR, kaip mes vadiname, norėti kažko truputį daugiau, ieškoti kažko tais naujo, naujų galimybių, naujų logistinių. Buvo užkoduota jau. Buvo jau užkoduota. Labai yra stiprus verslo ir pramonės klasteris. Galimybė dalintis inovacijom tarpusavyje. Tai taip pat pritraukia daug talentų į organizaciją. Žinoma, tas bendruomeniškumo jausmas, kiek mes didžiuojamės būdami Kauno rajono dalimi, kiek jaučiame savo darbuotojus, aplinkinius gyventojus, kurios pas mus dirba, jie didžiuojasi būdami Hoptrans, jie didžiuojasi gyvendami Kauno rajone. Na ir turbūt pats svarbiausias dalykas tai tas sveikas bendradarbiavimas, teisingas požiūris Kauno rajono savivaldybės ir politikų. Jaučiame, kada reikia paramą iš jų, jaučiame, kada reikia patarimus, bendradarbiavimą ir komunikaciją. O iš tikrųjų tai tik tai kartu surėmę pečius galime pasiekti kažko tais labai daug. Galvojam, kad vienas iš turbūt didžiausių ir pridėtinių verčių ir didžiausių turtų Hoptrans tai yra mūsų žmonės. Pamenat, kur čia buvo šitas vakarėlis, ar ne? Pamenu. Bet nuotraukos geros, nuotaika gera. Pamenu, ir vakarėlis geras buvo. Tai daug iš šitų padėkų yra netiesiogiai mūsų, o yra komandų, sporto komandų arba organizacijų, kurios yra iškovojusios prizinės vietas. Bet tai rodo socialinį ryšį, kad tai yra labai labai stipru, ar ne? Stengiamės būti dalimi, dalyvauti ir aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime.